Kai montuojame sprendimą nuotoliniui užvedimui, pašildymui, tai visais atvejais mes iš tikrųjų montuojam apsaugos sistemos sprendimą. Gamintojas, norėdamas išplėsti funkcionalumą, daro išmanius sprendimus, aplikaciją, valdymą, funkcionalumą, nes geležis, ta pati mažiau, kaip sakyti, kad vertę didesnę gauti, jis apkarsto visokiais funkcionalumais. Ir tarkim, pigiausiam variante, kai tu darai nuo papildomo pultelio arba nuo gamyklinio pultelio užvedimą, tai mes vis irgi montuojam apsaugos sistemą, tik tai nejungiam blokavimo, nededam sirenos, o padarom tą patį tik tai užvedimą, nes žmogus sako, aš noriu tik tai užvedimą ir viskas. Teoriškai, jeigu jis norėtų tą sistemą vėliau patobulinti ir paversti ją apsaugos sistemą, tarkim, jisai šiandien ramus dėl, kad nėra vagių, o atėjo laikai, kad, sakysim, vagys jaučia, jisai gali kreiptis pas mumis ir mes dadėti, priprogramuoti papildomai blokavimą, dadėti sireną, kad kauktų ir tada jau sistema saugos. Jeigu nori papildomo dvipusio ryšio pultelio, kur veiktų ir praneštų į pultelį, irgi prie tos sistemos galima priprogramuoti ir tu tada turi ne tik tai trumpą atstumą valdymą, bet tai turi didesnį atstumą iki kilometro. Tai būna irgi situacijų, kad, galvoju, kad man užteks, bet nesu tikras to atstumo, gal tik tai per langą užvesti, bet automobilis ten toli. Tai sakau, tvarkoj, pasibandykite sistemą su užvedimu nuo pultelio ir jeigu to atstumo bus mažai, matysit, kad ne visą laiką pasiekia. Tada atvažiuokit, priprogramuojam pultelį, aišku, už papildomus pinigus.